Apgavystės jau seniai nebėra tokios, kurios apgautų tik patiklų senjorą. Tėvai, kelkis. Kelkis. Ko reikia? Rašo, kad su sūnum blogai. Ką? Su sūnum blogai rašo. Šiuo keistu laikotarpiu Lietuvoje ir visame pasaulyje apgavysčių daugėja itin sparčiai, o jų būna pačių įvairiausių ir tikrai labai išradingų. Šiandien aptarsiu keisčiausias apgaulės, apie kurias žinoti ir jų pasisaugoti turėtų kiekvienas iš jūsų. Vienos populiariausių iš visų yra romantinės apgavystės. Meilė, pažintys ir aistra – dažno žmogaus silpnybės, kuriomis nesunku manipuliuoti. Ir netgi yra businimas suntus. Ir ne vieną, kokį jau 25 bučinius esu gavęs. Dažniausia tokių apgavysčių schema yra auką suvilioti netikrų socialinių tinklų profilių. Jame bus vogtos nuotraukos, netikras vardas ir išgalvota istorija. Žmogų suviliojus ir įgijus jo pasitikėjimą, meiliais būdais pradedama prašyti pinigų. Juk mylimam žmogui nieko negaila. Taip sukčiai žmonių išvilioja nuo keliasdešimt eurų iki 100 000. Turbūt gerai pamenate, kai anais metais pasakojau istoriją apie krepšininkų Roko Jokubaičio apsimetusį vyrą, kuris iš merginų išviliojo didžiulės sumas pinigų, iš vienos net 10 000 eurų. O štai vieniša mama ir pradedanti aktorė iš Kentakio buvo įsitikinusi, kad daugiau nei metus romantiškai susirašinėjo su Australijos aktoriumi Dacru Montgomeryu, kuris seriale Stranger Things atliko Bilio vaidmenį. Kad tai buvo sukčius, moteris sužinojo jau jam pervedusi daugiau nei $10 000. Dėl šių santykių net išsiskyrė su savo vyru. Daugiausia moteris jam pirko dovanų kuponus, kuriuos sukčius kitiems parduodavo pigiau ir taip užsidirbdavo. Kita moteris, 65 japonė, ją apgavusiam sukčiui pervedė virš 4 milijonų japoniškų jenų, tai apie 27 000 eurų. Vyras moterį įtikino, kad yra rusų kosmonautas, o jam reikia pinigų iš kosmoso sugrįžti į Žemę. Neva baigėsi finansavimas, o jis greitai numirs. Sakysite, tai absurdas ir niekas negalėtų taip apsigauti, bet aplink pirštą apvynioti žmonės tuo metu mąsto kitaip. Štai 37 panevėžietė nežinomam asmeniui, su kuriuo jis susipažino internete, pervedė 3300 eurų. Sukčius jai prisistatė Jungtinių valstijų karininku. Karininkais sukčiai mėgsta apsimesti dažnai. 64 šiaulietė tokiam pervedė beveik 12 000 eurų. Apsimetėlis papasakojo turys lagaminą su labai vertingais dokumentais ir paprašė šiaulietės jį pasaugoti bei sumokėti už siuntą. Tai atlikus, moteris sumokėjo ir netikrą muito mokestį ir dar už visas kitas įsivaizduojamas lagamino siuntos kliūtis, kuri žinoma taip ir neatkeliavo. Dar šiais metais pasirodė žinia, kad jaunas vaikinas nepažįstamai moteriai iš interneto pervedė 30 000 eurų. Dėl realybėje nematytos ir balsu negirdėtos moters banke net paskolą pasiėmė. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad moterimi apsimetė kovinio sporto treneris Erikas Laurikietis, kurjeris Eivinas Lisauskas, kariuomenės nušalintas Ruslanas Lozneanas ir eilinis darbininkas Mindaugas Marciulevičius. Auka internetiniai meiliai patikėjo banko sąskaitos prisijungimo duomenis, o vėliau dar sutiko paimti 25 000 eurų paskolą. Būtų norėjo nusipirkti, bet užsienietiški pinigai vėlavo ir paprašė manęs paskolinti. Ir jūs nieko blogo nepagalvojate? Ne, norėjau padėti žmogui. Kaip sugalvojot apgauti? O jūs apsimetėt Monikitą? Be komentarų. Pripažįstat savo kaltę? Be komentarų. Nekiškit naglai man į burną tą mikrofoną.
Kitas sukčių pamėgtas apgavimo būdas – internetinė prekyba. Socialiniuose tinkluose jų būna įvairių. Tai pavyzdžiui, kai bandžiau parduoti savo nebenaudojamą kamerą, Facebook'e man parašė moteris, kuri siūlė ją nupirkti. Tačiau, kai reikėjo pervesti pinigus, atsiuntė netikrą laišką, kad neva pinigai jau pervesti tarpininkaujančiam bankui, o kai kamerą išsiųsiu ir jį pasieks adresatą, tie pinigai mano sąskaitą įkris. Žinoma, tai tebuvo apgaulė ir sukčius greitai sužinojo, kur jis turėtų eiti. Nu kaip aš tai parašysiu, nu? Mama? Parašysiu. Aišku, parašysiu. Vasarą bandžiau parduoti ir dviratį. Tuomet į skelbimą atsiliepę žmogus atsiuntė netikrą sugeneruotą kompanijos Omniva puslapį, kuriame buvo parašyta, kad pinigai jau pervesti, o juos galiu gauti suvedę savo kortelės duomenis. Domenas, tai yra puslapio adresas, buvo netikras, o puslapio hostas, tai yra puslapis, buvo patalpintas į rusišką serverį. Apskritai plinta būdas pirkėjams siųsti padirbtų banko puslapių nuorodas, kuriuose suvesti duomenys nukeliauja į sukčių rankas. Geriau iš viso nespausti ant jokių nuorodų, kurias gaunate iš nepažįstamų žmonių, o pavedimus daryti savo banku ir rankiniu būdu. Taip pat jau daugelį metų labai populiaru žmonės apgaudinėti įkėlus neturimų daiktų skelbimus, dažniausiai už daug mažesnę kainą nei rinkoje. Jį suradę žmonės dažnai galvoja aptikę progą nupirkti pigiau, todėl apakinti kainos skuba pervedinėti pinigus. Tikrinkite pardavėjų profilius, kada jie buvo sukurti ir ar turi realaus žmogaus požymių. Skelbimo nuotraukas išsisaugoję panaudokite Google vaizdų paieškoje, galbūt nuotraukos vogtos, taip jas nesunkiai rasite kitose svetainėse. Prašykite produkto nuotraukų su jūsų nurodytų teksto lapeliu. Žiūrėkite, ar pavedimo laukiančio žmogaus vardas sutampa su tuo, kuris jums rašo. Kartais įvedus rekvizituose gautą vardą į Google paiešką galite rasti ir apie sukčius pranešančių žmonių įrašus. Netikrų pardavimų pasitaiko ir su nuoma. Viena moteris per booking.com užsisakė sodybą naujiesiems. Pardavėjų atšaukus užsakymą su kliente jie susisiekė asmeniškai, pasakė, kad įvyko klaida ir gali išnuomoti sodybą privačiai, net dar geresnė nei skelbime. Pervedus pinigus, žinoma, dingo ir nuomotojas ir neegzistuojanti sodyba. Įvedus norimos prekės pavadinimą į paiešką kartais galima surasti netikras internetinės parduotuves. Kai kurios būna sugeneruotos tiksliai pagal jūsų paiešką, laikini puslapiai su ypač maža to produkto kaina. Ten suvedus savo banko duomenis galite likti basas. Dažniausiai tokie puslapiai būna sukurti rusų kibernetinių klastotojų, kurie kasdien iš žmonių išvilioja milijonus eurų. Apskritai, geriausiai savo duomenų keistose svetainėse nesuvedinėti, net jei tai iš tikrųjų egzistuojanti parduotuvė, apie virusus joje gali nežinoti net jie patys. Hakeriai ieško lengvai nulaužiamų puslapių, o juose patalpina savo kodus, kurių pagalba gali matyti viską, ką ten rašote. Na pavyzdžiui, aš kadaise iš nežinomos parduotuvės pirkau kelnes. Prekę gavau, tačiau ilgai netrukus kažkas mano kortele apsipirko už 300 svarų. Paskambinus bankui pinigus atgavau, tačiau taip pat gavau ir pamoką prekintis gerai žinomose parduotuvėse ar tose, kurios naudoja patikimas atsiskaitimo platformas. Jūsų duomenų vagys tyko ir dar kitais būdais. Lietuvoje paplito įvairūs netikri elektroniniai laiškai bei SMS žinutės. Juose sukčiai apsimetinėja VMI, Sodra, Lietuvos paštu, teismais, bankais, teisėsauga ir kitomis institucijomis. Laiškais vagys bando jus suvilioti paspausti nuorodas, parsisiųsti virusą ar suvesti savo duomenis. Pranešimų tipų būna įvairių. Kviečia į teismą, liepia susimokėti neegzistuojančius mokesčius, skolas, atsiimti permoką, išmuitinti prekę ir panašiai.
Ant panašaus laiško pasimovusi Vilnietė kitą dieną sulaukė pranešimų, kad iš jos sąskaitos vienas po kito daromi pirkimai ir pavedimai, kurie sustojo tik užšaldžius sąskaitą ir susisiekus su banku. Socialiniuose medijose labai plinta nupirktos reklamos, kuriuose sukčiai naudoja žymių Lietuvos žmonių veidus, jų vardu siūlo investuoti ar pirkti įvairias valiutas, žinoma tai pavagiant jūsų pinigus. Teigia, kad tai paslaptingas būdas ir apie tai niekas nežino, siūloma tai išbandyti kuo greičiau, kol dar apie tai nesužinojo kiti. Jie imituoja žymiausius Lietuvos žinių portalus ir jų logotipus. Šiuo laikotarpiu investuoti kviečia labai daug sukčių. Aukų jie dar ieško ir apsimesdami kompanijomis, bankais ar verslininkais, nuo pat Gedimino Žiemelio iki Elono Musko ar Marko Zuckerbergo. Pavyzdžiui, šį rugsėjį solidaus amžiaus Marijampolietė sulaukė nepažįstamo vyriškio skambučio, kuris pasiūlė investuoti į kriptovaliutą. Iš pradžių moteris atsisakė, bet aferistams vis dėlto pavyko ją įkalbėti ir sugundyti įsivaizduojamą investicinę grąžą. Patikėjusi greitu pelnu, moteris pasiėmė 12 000 eurų paskolą, o ją pervedusi sukčiams juos matė kaip savo ausis. Likite saugūs, budrūs ir nepamirškite tikrinti jūs suradusią informaciją bei jos patikimumą. Beje, Lietuvos bankų asociacija kaip tik dabar skelbia akciją Atpažink apsisaugok, kuria jūs kviečia būti atidesniems ir atkreipti dėmesį, kokius metodus dabar naudoja nusikaltėliai. Taip pat ragina apie pavojus kalbėti su savo artimaisiais, nuolat įspėti vyresniuosius šeimos narius ir su jais dalintis patarimais, kaip atpažinti sukčių. Visą informaciją rasite interneto svetainėje atpažinksukčių.lt. O jei jūs turite kokią istoriją su apgavikais ar jų bandymais jūs apgauti, būtinai jais pasidalinkite elektroniniu paštu, kurį matote apačioje. Taip padėsite kitiems taip pat neapsigauti. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.